Iki bičiuliai, norėjau šiandien pirmadienį ramiai pradėti, bet nebūna tai pas mus. Čia raudonas selas, kuris yra po gaisro, tai dabar paskutinį kartą mums jį pavyko užvesti, tai dabar pakeitėm tepalus kūro filtrą. Gale tenai galėsim eiti vėliau, reikėjo sutvarkyti porą kūro žarnų ir dabar liko jam visus vakuumus sutvarkyti. Ir tuomet aš labai norėčiau su juo pabandyti pravažiuoti bent jau per kiemą. Pamatom, kad jisai dirba normaliai ir važiuoja, tada jau galima ieškoti normaliai jam visų kitų detalių, kurios yra sudegusios ir toliau surinkinėti. Tai vat kol kas su juo dabar taip. Toliau už manęs Mykolas prie Skyline'o, tai ten junginėja vakuumus ir dar visokius likučius, kas liko, bet įdomybės tai va čia. Čia daug kartų vežėm generatorių tikrinti, kas tuo užsiema ir jie mums vis sako, kad viskas gerai, bet sudedam atgal į mašiną ir vis tiek mes negaunam krovimo. Tai čia šiandien ryte pagaminom savo, tai toj paprašysiu, kad paaiškintų, kaip jisai čia veikia. Kadangi su senais generatoriais ir krovimo relėm dabar nelabai kas užsiema, tai kiek nuvežam į dirbtuves patikrinti visą laiką būna labai geri, bet iš tikrųjų nekrauna. Tai teko tada pačiam susimodeliuoti visą tą, kas yra mašinas iš principo. Tai turim seną generatorių nuo Merso 190, 73 metų, krovimo relė išorinė, akumuliatorių ir voltmetrą, kuris rodo krovimą. Tai iš principo lygiai tas pats sumituota kaip mašinoj. Indikacinė lemputė, kurią matome skidelį krovimo, masė ir pliusas ateina. Ir vietoj variklio sukimo turim suktuką. Tai tiesiog, netgi kryptis yra parodyta, kurią. Važiuojam. Lemputė užgeso. Op, pabėgo. Va čia, kai atsiranda krovimas, lemputė užgeso. Perdavimas. Ne, jis kaip pusė. O. Krovimas 14. Tai va, tikrinam sekantį. Kaip tau su Skylineriu čia sekas? Gerai sekas, lempos va jau šviečia, viskas veikia. Dabar paskutinės smulkmenos, tai yra vakuumų žarnelės. Mes pilname tokių sutrupinėjusių, suaižėjusių žarnelių. Ir stiklo vyblavimo purkštukai nuo seno kapoto ant naujo keliauja. Tuomet atkeliaus dar lūpos, slenkščiai ir galinė lūpa iš dažymo, jas sumėsim ir viso gero. Ne, dabar nieko nėra dar, tai reikės viską sudėti, nei šone, nei prieki, nieko dar Galim žibintus, nėra. Pažiūrėsim. Nujung, pažiūrėsiu, kaip šviečia. Gabaritai, o. Nu, kaip puikiai šviečia. O toliau, kadangi čia už šalia, tai galim pereiti prie kito projekto. Tai čia yra naujas naudotas Alfa Romeo variklis. Ir irgi įdomi istorija, kaip jisai atsirado čia pas mus. Gal vėliau papasakosim. Tai jisai keliaus į šitą Alfonsą. Jisai penktadienį grįžo po kėbulininkų. Ką tik nudažytas yra. Tai reikės jį surinkti. Tai vat, nežinau, manau, kad šią savaitę mes jį ir pradėsim. Šią savaitę šiaip planas daug projektų pasidaryti. Norisi iki naujų metų tuos esamus užsibaigti, kad galim būtų pradėti naujus. Tai taip pat kaip ir Land Roveris, irgi prie vėliau gal biškį, bet toliau jį reikia surinkti, paruošti techninį apžiūrai ir kad galėtume atiduoti ir važinėtis jo. Mercedesui pakeitė kūro žarnas, kad nebūtų paskui, kad jos prakiūra ir pradeda bėgti. Tai naujas kūro filtras, kūro žarnas ir dabar leisim žemyn, reikia viršui susitvarkyti vakuumus visus ir bandyti su juo važiuoti. Galėsiu dar parodyti, kas ten dar daugiau likę. Tai Mercedesas po truputį surinkinėja, nauji žvaklaidžiai sudėti, jau buvom jį užvedę. Tai dabar planas yra apsitvarkyti visus vakuumus, nes va čia yra tokie nudegę. Čia ir mes nukarpėm, kad kaip pavyzdį pasiimti, tai va tokių reikia visus apeiti, pakeisti, sutvarkyti
ir tuomet bandyti užsivesti ir prasivažiuoti, nes daugiau kaip ir viskas daugmaž vietoj. Jeigu matom, kad jisai dirba ir važiuoja, aišku, gazo neturėsim, nes čia va viskas iškepė ir net nejuda. Bet jeigu jisai bent kažkiek važiuoja, tada galėsiu toliau jam ieškoti detalių ir jau surinkinėti pilnai iki galo. Tai va dabar kol kas tiek su SL-u. Vakariai važiavo Lincolnas į vidų. Mikaliukai, ką veikiai su Lincolnu? Sudėjau naują generatorių, nes senas nuduso nebekrovė. Ten priekyje, kadangi per didelis padangos stovi, tai, kaip pavadinti, arkų tokius metaliukus buvo atlenkusios padangos. Tai jos užkalėm atgal, arkas ištiesinam irgi atgal užkalėm ir su varžtukais pritvirtinam, kad daugiau neatlenktų. O dabar... Antenas čia sulūžus yra. Bent jau išsiaiškinti, o jeigu nesudėtinga, tai ir sudėti naują anteną. Jo, nes jau šiandien atvažiavo antena. Jo. Tai bus krovimas, bus antena ir galės Julius vėl su juo gazuot. Nes kiek supratau, jisai kasdieną su juo važinėja. Ir dar vienas momentas, aš dėjau jam šitas juostas. Ir uždėjus, turbūt jinai gal kažkaip čia per daug į vidų įspaudus ar kažkas, va čia toks burbuliukas. Tai pabandysiu šitą juostą iš naujo vėl perėti. Kad būtų gražiai be šitą nesąmonę. Tai va, Julius pas mus su tokiu varinėja kasdieną. Tai čia jo žieminis automobilis, manau jam labai patinka. Tai va, dėja sugedo generatorius. Bet šiaip tai tikrai kol kas patikimas ir geras automobilis. Didelių bėdų su juo neturėjom. Tai va, smagu toksai žiemai didžiulis komfortiškas aparatas. O dabar einam į galą, nes ten jau galim kurti Mercedesą. Tai einu pabandysiu. Čia vadinasi tingėjau pastumti, tai užsikūrė pavažiuoti atgal 5 metrus. Aš dar patrukdysiu Mykolą, aš galiu vieną fintą parodyti šitos automobilio. Man labai patinka. Va čia va tai va. Pridarai. Ir čia. Pritrauki atgal. Ir dar parodysi fintą. Ir pati dar atsidaro. Ir automobilis 89 metų. Ir va tokie va yra. Labai įdomu. O dabar einam prie Merso. Mersui jau viskas yra sujungta vakumai. Dar reikės, aišku, tikslintis, nes tikrai dar prie jo dirbsim, ar viskas teisingai, nes labai daug skirtingų schemų pagal metus ir išdėsimus, tai dar reikės patikrinti, bet manau pabandymui dabar galim tikrai tai bandyti užvest, užteks tenai, kiek yra pajungta. Tai bandom užsivest, aišku, turim gesintuvą, nes automobilis visgi degęs, lygtais ir radom problemą, dėl ko jis degė. Bet vis tiek, saugumui visą laiką gerai pasitėti šalia gesintuvą, kai pirmą kartą automobilį vedam. Tai bandom užsivesti, jeigu matom, kad jisai dirba ir viskas gerai. Labai norėčiau šiandien su juo dar pravažiuoti, bent jau prie kiemą pirmyn atgal, tai žiūrim, kaip čia gausis. Deja, Mercedeso nepavyko užvesti, tai problema vėl yra, kad pradėjo kūras bėgti iš kūro slėgio reguliatoriaus. Gaila, reikės ieškoti kito. Aišku, detalė buvo naudota, nenauja, tai normalu, kad jinai gali ir neveikti. Tai subėgant į kūrą tikrai nebandysim jo užvedinėti, kad dar kart gaisro neturėt. Einu ieškoti dar vieno reguliatoriaus, keisim jį, nu ir tada bandysim vėl jį vesti. Tai kol kas Mersas vėl važiuoja truputį pailsėt. Ieško reguliatoriaus, praeitą šiaip greit pavyko rasti, tikiuosi šitą pavyks. Ir tada tęsim prie darbus. Tai manau šiandienai daugiau gal ir nieko, susitiksim rytoj. Turim jau kitą rytą, aš jau gal biškį ir pasimečiau, kurį čia dieną, lygtis, kad ketvirtadienis. Bet raudonas SL-as, tai lauks detalės. Susiskambinu su klientu, nes tikrai sunku ją surasti, bet lygtais kažką pavyko. Tai sulauksime detalės, galėsim pradėti toliau prie jo dirbti. Dabar jis išvarytas į lauką. O ant galo užsivarėm miniuką. Tai detalės jau kaip ir ką pagrindė žinojom, ką reikia turim. Aišku, berdant gali dar kas nors išlysti, čia standartiškai, bet didžiąją dalį tų pagrindinių detalių tikrai užsakiau, atvažiavo, tai ten dabar va suportai seni, diskai seni, žarnelės pavargusios, saliamblokai išplyšę, tai čia dėžėse turim viską naują, tai čia ir nauji suportai, ir diskai, ir būgnai, tai va viską galėsim pakeisti ir projektas tikrai pajudės į priekį.
Tai su miniuku kol kas vakarį ten vakarop tik pradėjo krapšytis, išsiardė galą, per priekį matau neardė, tai galas jau išardytas. Tai po truputį ir galim bus surinkti. O už miniuko turim Alfa Romeo, tai jisai grįžęs yra po kėbulinių darbų, nudažytas, tai po truputį jį surinkinėja. Pradžioj uždėjo tokias didelės detalės, kurios ganėtinai dar greit užsideda ir daug vaizdo duoda, tai prieki lempas, bamperis, gale irgi lempas su bamperiu, bet labai ilgai užtrunka, pavyzdžiui, tokie darbai, kurių netaip matos, bet jie užtrunka labai ilgai, tai kaip pavyzdžiui surinkti duris, tai jau vakar čia visą dieną per jų dirbo ir dar, manau, kokia diena laukia darbo vien surinkti duris į vidų, tai ten langai, rankenėlės, spynos ir visa kita, sudėti nauji kilimai. Viskas, aišku, dabar uždengta yra, dugnas biškai pasitvarkė, dar antikorozinių išsipurškė, dar laukia, reikia nuimti vairą, restauruoti, vežti, skydeliai, dar visokie, tai dar darbo tikrai prie jo daug. Galas irgi matot surinktas beveik, kaip ir lempos sudėtos, kamputėje vienas spoilerio galas jau uždėtas, kiti dar laukia savo eilės. Tai taip projektų kampelis ir gyvena šiandien pas mus. Nuo ryto jis jau čia triukšmauja. O pasakysi, ko tu čia užsiemi, ar ne? Ar dar secret? Kaip, reiks surinkti dėžę. Reiks surinkti dėžę, jisai savo projektui čia... Ką dabar, blokiruoti nusipirkai, ne? Jo, nusipirktai yra blokiruoti, nežinau ar veiks, neveiks, bet bandysim šitestuoti. Vienu žodžiu, eksperimentais užsiema. Taip. Savo mašiną reikia paeksperimentuoti, tai va čia dabar dėžės gabalas. Gal ar spėsiu pagauti tave, kai surinkinėsi. Nuo pavasarį ir kaip gazuosi, tikiuosi. Gal ar žiemą šis? Nu, jau čia, kai žiema tokia pas mus, kur sniego nelabai aš matau, tai gal ir pavyks. Einam dabar dar vieną parodysiu. Land Roveris, kaip matot, pas mus yra lauke ir be priekinių ratų. Tai vakar aš jam pabėriau priekinės stebulės, nuėmiau, nes reikėjo ribokščius pakeisti. Bet radom, kad va čia va yra didelis išdirbis. Būtent, su kamera suksiu, būtent ant šitų detalių. Čia yra labai didelis išdirbis ir kad ir kiek keis ribokščiai, vis tiek tenai bėgs per šoną. Tai užsakėm naujus ir galėsim juos pakeisti, kai atvažiuosi ir surinkti atgal. Tai vat kol kas tokia projektų eiga ir žiūrėsim, ką čia dar šiandien gero nuveiksim. Dar yra MG-ukas, kurį šiaip reikės važiuoti pasiimti iš Šiaulių ir grįžti savo eigą. Tai čia irgi ant dienų tą reikės daryti, tai žiūrėsim, kaip čia gausis. O dabar einu kažką užsiimti ir jeigu dar spėsiu, paimsiu dar kamerą, kai bus kokio nors veiksmo. Gražus benzinas, ne? Kažkoks parudavęs. Jau į naftą, virtum. Naftą? O tai gal savo susipilsi, ne? Tai po to gazuosim. Ant batų bėga tau benzas. Vienu žodžiu, čia per visur dabar. Palauk, tai dabar atsidė. Ai, čia. Tegul jisai aiškinasi toliau. Tai kol ten Domas laisto benziną, nesikeikite, Domai. Nu, gerai, šiaip norėjau pasakyti, kad pirmadienį turim ir pradedam, bet einu dar pafilmuoti. Nu, ką tu dar radai? Kavos tirščių? Čia, va, oho. Nu, tikrai ne kažką tam bakui. Dovanų, čia Kinder siurprizas. Kinder siurprizas? Įkrito Kinder siurprizas. Po to sako, ne, ateina kūras. Nu jo, kai iš bako taip iškrenta, tikrai nebus gerai. Bet tai tu išplausi ir bus ledas. Nu gerai, einu aš toliau pradėti nuo Mini Cooperio, o čia toliau jis užsiminės, nes dar kartą pakvies. Tai Mini Cooperio dėžės tuštėja naujų detalių ir po truputį čia viskas susirinkinėja. Tai apsiardė aplink variklį viskas, tai radiatorius nusiėmė, termostatas išsiėmė, vandens siurblys. Labai gerai, kad juos išėmėm, nes čia va yra vandens siurblys ir jisai atrodo va tai va.
čia viduje turėtų būti kanalas, per kurį eina aušinimas, taip pat galvoje irgi visiškai užsikimšę, reikėjo net su grąžteliu pragręžtas kalkės, kad pradėtų birėti. Tai labai gerai, kad čia įlindom, nes kitaip automobilis būtų tiesiog kaitęs ir nevažiavęs. Tai radiatorių irgi prie to pačio išvežėm, kad būtų išplautas. Ir kadangi jau čia, tai išėmėm generatorių ir starterį ir juos išvežėm, kad patikrintų bent jau, jeigu reiks suremontuotų, tai kad nebūtų paskui jokių bairių. Tai žinant, kad šis senas automobilis, patikrinam, sutvarkom ir tada pamiršt galėsim. O toliau prie jo tai dirbo daug su pakaba. Jau yra sudėti nauji stabdžių suportai, nauji stabdžių diskai, žarnelės. Šitos traukės irgi yra pakeistos naujom, amortizatoriai nauji ir pusašių gumas tikrai keitė, riebokšlius, dar tokių smulkmenų. Labai gaila, neužsakiau šarnyrų, tai reikės antrų kartų užsakyti, nes jie visgi yra labai palaidę. Neturi klibėjimo, bet palaidę, tai geriau pakeisti iš karto. Ir gale persirinko būgnai, patys būgnai nauji, viduje kaladėlės dar buvo geros, tai paliktos senos. Nauji vamsdeliai, žarnelės ir rankinio trosai. Tai po truputį taip tvarkos miniukas. Čia salonas pakeltas, nes reikėjo ten rankinio trosą pajungti. Tai taip po biškį dabar gale pakeisti dar amortizatorius, išplaus baką ir bandysiu šiandien rytoj parvežti detalės, kurios dabar yra išvežtos, kad galėtų toliau surinkti. Tai toks dabar procesas su Mini Cooperiu. O tiesiai už Mini Cooperio raudonas, greitas, pačios greičiausios raudonos spalvos Alfa Romeo. Tai irgi po truputį yra surinkinėjamas. Salonas, kilimai kaip yra aprinkti. Galim kitą pusę nueiti. Kaip sekas tavo rinkti Alfa Romeo? Normaliai? Tenai bando, užsidėjo padažytus, atnaujintus skydelio tokias apdailas. Chromai susidėjo ir bagažinė susirinko. Tai pabiški renkasi ir Alfa. Manau, jeigu viskas pagal planą, gal šią savaitę ir pavyks surinkti, ne? Žiūrėsim. Nusiteikimas, matau, geras pas Mikoliuką, tai taip, deda laiką. Šuo jūsų mane sukandžia. O toliau Jagas grįžo po elektrikų, tikrai daug ką ten sutvarkė jam. Tai dabar liko paskutiniai darbai, aprinkti bagažinę, kuro purkštukai 2 neveikiantis buvo, tai išvežti patikrai dabar. Ir dar visokių smulkmenėlių, bet tikrai irgi į pabaigą, tai aprinksim, surinksim ir galėsim atiduoti. Ir vakar iš Šiaulių grįžo MG. Ir šiandien jau nuo ryto Barzdėnas surinkinėja. Ko toks pavargęs atrodai? Sunkus savaitgalis. Sunkus savaitgalis? Nu va, ir daug darbo tau bus prie jo? Smulkmenos. Visokios smulkmenos, manau iki pietų gal pavyks jam juos išspręsti ir galėsim atiduoti į elektrai tvarkytis. Tai irgi, šiandien kaip tik ryte į darbą su juo teko važiuoti. Kojos dar biški šlapės buvo, nes vanduo bėga, bet irgi dar užkimšim skylių, kur liko, surinksim ir galėsim su juo gazuoti. Tai kol kas tokie projektai, dar tenai Mercedesas stovi, bet jau prie jo gal neįsiu, tai kol kas tiek. Dar šiandien atvarytas džipas vienas, tai kai varysimės į vidų irgi pafilmuosiu. Ir pafilmuosim kaip MG-ką dar nuvarysim, o daugiau kaip per planą neturiu šiandien, tai žiūrėsim, ką gero nuveiksim. Jau sėdau į MG-ką, ir bandom važiuoti iki elektrikų, paliksim pas juos. Tenai dar tikrai daug darbų jam reikia padaryti, tai sutvarkys, paruoš ir gal truputį pakomentuos, nes ten visai garažas, kiek žinau, įdomus, tai pažiūrėsim, kaip ten seksis. Tai dabar keliaujam. Vakar dieną užbaigėm su to, kad pas elektriką palikom MG-ką. Ten dar nieko nefilmavau, tikrai norėsiu pafilmuoti, gal kai pasiminėsiu, kad labiau papasakotų, ką ir padarė. Bet garažas ten žiauriai įdomus, tai ten tikrai reikia gal netgi atskiro video, tai dar galvojam, ką ten padaryti. Nes, įdomiausia dalis, kad ten mašina yra antram aukšte. Jo, ir dar ne šiaip savo mašiną, tai gal parodysim, bet tikrai vėliau. O šiandien jau tikrai dienos pabaigą turim ir miniukas iš tų detalių, ką turėjom, jau kaip ir yra visai surinktas. Tai sutvarkyta visa pakaba,
generatorius, starteris patikrintas, truputį aušinimas paremontuotas. Tai dabar, kaip ir sakau, visas detalės jau pabaigiam, ką turėjom. Reikia toliau su klientu susiderinti, užsakyti kitas detalės, kurių dabar reikės. Tai ten yra radiatorius kiauras, nes išvežiau radiatorių plaut, išplovė ir jisai pasirodo, kad kiauras. Kuro bakas užsikišęs ir dar tokių smulkmenėlių, kurių praeitam užsakymę neturėjau. Tai reikės prisėsti, užsakyti ir galėsim tęsti prie darbus. O dabar jį varysim į lauką, kad toliau lauktų, kol galim bus dirbti prie jo. Tai su miniuku tiek, o už miniuko yra Skylineris. Tai einam pasižiūrim, kad ten gero Mykolas prie veikia. Čia va turi Mykoliuką, kuris kažką konstruoja. O čia galima pas tave ant šito neraudono kilimo lipti, ar ne? Nu gerai, užlipsiu. Ką darai? Lūpas dedu. Lūpas, tai netikrą dropą, kaip vadinsim, ne? Nu, pasižiūrim. Bamperio pažeminimas. Priekinė lūpa ir dar turim visus šoninius lenkščius. Kur tu juos turi? Lenkščiai, kuriuos reiks ten pjaustyti, šlifuoti ir taip toliau panašiai. Nu, čia standartiškai nieks nesusideda. Kad gražiau susidėtų. Tai susidės dar šoniniai lenkščiai ir galinė lūpa. Po save sandėliukė radau dar tokią gumą. Į tarpukus gražiai susidės, kad nesimatytų šlikščių tarpų. Na ir galinė lūpa. Ir galėsim paleisti. Ir kondiškę užpildėm. Ir šaldo dabar. Šaldo. Ir šildo, ir šaldo, ir... Ir šaudo, ir čiaudo, ne? Pilnas komplektas. Nu tai va dabar Skylinerio tiek ir už jo dar raudona Alfa. Kaip tenai sekas, kaip galvoji? Normaliai. Normaliai? Ar gerai? Svarbu pizzos pavalgyti, nes pizzos, italai ten pizzą valgydami. Taip kreivai ir surinka, nes pilnas pilas buvo. Jaguaras jau irgi yra tikrai arti galo, tai dabar iš tikrųjų reikia man pačiam prieiti prie jo ir visą jį pilnai pereiti, nes tikrai dar kažką rasiu. Čia normalu, kai projektas pasibaigė, vis tiek kažkas kitas turi jį praeiti dar, nes dar randi kažko neprisukto, kažką palikto, dar kas nors kitos akis kitaip mato. Tai reikės man jį praeiti visą. Bandyti dar su juo važiuoti, pravažiuoti, jeigu jisai važiuojantis ir viskas su juo gerai, galim bus tada dėti žieminius ratus ir atiduoti jį registruotis kaip istorinį. Tai dar bus vienas pabaigtas projektukas, toks visai nieko dailus Jaguaras. Alfa Romeo jau yra ir sumontuotas variklis atgal į vietą ir ką tik pavarų dėžė uždėta, nu dar neprisukta, ar jau prisukta? Beveik. Prigyvinta dar tik tais. Tai... Alfa Romeo Spider-Man čia sakė yra. Jo, tai... Po truputį susirinkinės ir... Jeigu viskas pavyksta, gal po kokių poros dienų ir pabandysim užvest. Jeigu... Jo, čia yra žodis galimai, nes... Standartiškai kas nors išlenda, kokią nors problemą ir jos ieškai ir nesupranti, kas ten daros. Ir užtrunki ilgai. Tai kol kas va tiek su Alfa, Skylineriu ir Mini Cooperiu. Tai reiktų šį Mini Cooperį jau į lauką varyti, kad galim būtų kažkuo kitų užsiimti. Nu, tu čia posase, tai... A čia fotosesijai ruošies prie Skylino, ar kaip? Atvykau pasižiūrėti, kaip sekasi mūsų amdžiukui gyventi. Tai štai turim ir jį ir keliaujam į viršų, paklausim, kaip čia jam sekasi ir kaip jie tą sveikatą laikosi. Einam kartu. Labas. Kaip mūsų pacientas laikosi? Gerai, tikrai gerai. Gal daugiau informacijos prie arbatos? Galim pratęsti tenai ir čia tikrai įdomu pas tave. Ne kasdieną taip arbatą gausi pagerti. Tikrai taip. Tai tikrai paprašysiu plačiau, kad papasakotum. Tai daromės arbatą ir bandom.
arbatos jau pasidarėm, o plačiau paklausim Vyto iš 14 volto, kas čia tokio vyksta. Sveiki, tai trumpai papasakosiu. Čia yra 14 voltas LT dirbtuvės. Jos unikalios yra tuo, kad tai yra svajonių dirbtuvės įgyvendintos per porą metų. Ir kas mane pažįsta, visi žino, kad esu užkietėjęs automobilių fanas. Ir čia yra mano projektas. Jis yra antram aukšte, kaip matot. Čia yra Datsunas, visi turbūt žino gerai šitą modelį. 280, pats turbūt naujausias ir pats paskutinis modelis. Labai stipriai modifikuotas. Kodėl modifikuotas? Dėl to, kad kai jį įsigijau, šis automobilis buvo labai prastos būklės ir jį atstatyti buvo praktiškai neįmanoma pagal originalą. Ir nusprendžiau pasitelkti savo fantaziją ir įgyvendinti į taip, kaip aš įsivaizduoju. Tai būtent taip jisai atrodo ir būtent viskas, ką čia matot, yra mano fantazijos vaisius. Įkuriant dirbtuves, viena iš buvo svarbiausių prioritetų, kad būtent mano ofise, mano priėmime klientų šis automobilis stovėtų, galėčiau grožėtis jo kiekvieną dieną ir galėtų džiaugtis klientai, draugai ir visi automanai. Taip, apie patį automobilį, tai 77 galo modelis, čia yra 2,8 litro variklis, originalus variklis, tiesiog pamodifikuotas įpurškimas, tai sudėtas yra programuojamas variklio valdymo kompas, ir kad būtų biškiai ekologiškesnis variantas, stabilesnis, nes tų metų technologijos iš esmės jos yra geros, bet yra pasenusios ir naujos technologijos leidžia automobiliui sutaupyti daugiau degalų, nebūti tokiam taršiam ir džiaugtis dinamika geresnė. Tai apie patį automobilį, tai taip, jisai yra restauruotas, pradėtas restauruoti 14 metais, baigtas 17 metais. Iš esmės viskas buvo atlikta mano paties rankomis, apart dažymo darbų. Tai dažymo darbus atliko Audriaus spalvos. Tai tikrai žmogus su auksinėmis rankomis ir padėjo įgyvendinti šitą projektą. Tai tenka padalyvauti tam tikrose parodėlėse, mažai su juo judu, nes esu labai veiklus žmogus, turiu labai daug veiklos ir tenka retai su juo išvažiuoti, bet jisai tikrai judantis automobilis ir mes jums parodysim, kaip jisai čia atsiranda ir kaip jisai išvažiuoja ir įvažiuoja. Tai tokia tai istorija šito automobilio ir džiaugiuosi, kad galiu jo džiaugtis dabar kasdieną ir kasdieną jį žiūrėti, ne tik tais televizorių, bet ir automobilį. Tai čia apie automobilį yra tiek. Na, turbūt turi klausimų apie MG-ką. Taip, gal keliaujam pasižiūrėsim gyvėjom ten. Keliaujam. Seksis laikas.
Taip, labai fainas automobiliukas atkeliavo į mūsų dirbtuvės, kaip ir daugelis kitų automobilių įdomių eksponatų iš Juliaus auto dirbtuvių. Ką mes čia veikiam, ką mes čia darom? Tai iš esmės aš esu automobilių diagnostikas, autoelektrikas, įgyvendinu žmonių svajonės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad automobilis yra nuperkamas, senas automobiliukas arba kažkoks kitoks projektas, na ir žmogus nori įgyvendinti savo svajonę. Tai pradžioje, aišku, automobilis nuvažiuoja pas kėbulininkus, susitvarko kėbulus, nusidažo, tada automobilis keliauja pas variklio meistrus. Tarkim, šitas automobilis keliavo pas Julių, į Juliaus auto dirbtuvės, susiremontavo variklį. Na, o sekantis etapas yra projekto gimimas. Šituose dirbtuvėse labai daug gimsta projektų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes montuojame visą elektros instaliaciją. Pradėsim nuo elektros instaliacijos gamybos, variklio valdymo blokų, saugiklių. Ir čia yra tas paskutinis etapas, kur automobilis užsiveda, tai yra vaiko gimimas. Panašiai kaip vaiko gimimas. Nu, kas turi projektus ir kas juos įgyvendina ir kas juos pabaigia, tas supranta, apie ką aš kalbu. Tai va, tai atvyko automobiliukas, įvertinau jo elektroninę būklę, radau keletą dalykų, kuriuos reikėjo pataisyti, įgyvendinom visas savininko idėjas. Tai šiuo atveju teko sumontuoti papildomus žibintus, rūko žibintai ir papildomi žibintai skirti ilgoms šviesoms pagerinti. Kam to reikia? Nu, greičiausiai automobilis dalyvaus Monte Carlo varžybose ir bus naktinis tripas, kuriame reikia matyti, kur tu lėki, kad būtų geresni rezultatai. Tai va, tai šiuo metu automobiliukas yra paruoštas, iš mano pusės visi darbeliai yra atlikti, įgyvendinti ir gali automobiliukas keliauti sekančiams testams. Tai va, tai tiek. Apie M-džiuką jau viską kaip ir papasakojo, jau galiu sėsti ir gazuoti namo, bet aš negaliu išvažiuoti nepaklausęs, kas tenai stovi per race caras oranžinis, tai būtinai turiu paklausti, kas čia tokio ir kas čia per projektas, nes jau labai įdomu viršuje automobilis, bet ir apačioje čia pas tave ne šiaip savo stovi. Tai prašyčiau plačiau tada papasakot, kas čia tokio. Gerai, tai gal trumpai papasakosiu. Tai yra mano pirmas asmeninis automobilis, kurį įsigijau 18 metų. Tarp kitko 17 metų, dar net neturėjau vairuotojo pažymėjimo, bet tais laikais buvo galima išsilaikyti pažymėjimą, turėti vairuotojo pažymėjimą, bet nebuvo galima naudotis automobiliu. Tai buvo jau ir įsigytas automobilis, tai yra Volkswagen Scirocco MK2, būtent šitas modelis yra 86 metų. Tai va, tai šis automobilis pasiliko mano gyvenimą dėl to, kad aš jam turiu šiokią tokią nostalgiją ir nenorėjusi išmesti jo į šiukšlyną, norėjusi kažką iš jo padaryti daugiau. Nusprendžiau pasidaryti race carą, gryną race carą ir važiuoti žiedinėse lenktynėse. Nu, sakykime, galbūt ne su TCR-ais, ne su galingom greitom mašinom, bet važiuoti su old school. Tai va, tai gal trumpai apie automobiliuką, tai irgi viskas atliekama mano paties rankomis. Aišku, ko negaliu daryti, tai negaliu lankų virinti, tai lankai yra profesionaliai suvirinti, visa saugumo įranga yra sudėta tokia, kokie yra reikalavimai pagal ASFA. Tai va, tai kas liečia variklį, tai variklis yra grynas Volkswagen variklis, senasis KR variklis vadinamas, stipriai modifikuotas, surinktos pačios geriausios detalės, kokios tais laikais buvo. Tai turiu omenyje apie vožtuvų velinėlius, įsiurbimo kolektorių. Čia yra panaudotas įsiurbimo, tas vadinamas ITB įsiurbimo kolektorius su tiesioginiu įpurškimu. Yra sumontuotas irgi programuojamas variklio valdymo blokas, kad galima būtų maksimaliai išgauti maksimalios galios. Tai automobilis labai kreiptas dėmesys į svorį automobilio, nes pats automobilis gamykliškai sveria apie 920 kg. Ir nesinorėjo
viršyti to svorio, tai maksimaliai kiek įmanoma išlengvintas ir tai, kas yra dabar, taip pat ir atrodo. Tai projektas dar tęsiasi, liko sudėti langus, dureles ir manau, kad pavasarį galėsiu jau važiuoti ant Dina stendo, išsibandyti, ką čia aš subūriau. Labai norėčiau turėti 180 arklių, kas yra visai realu. Nėra labai įspūdingi skaičiai lyginant su šiuolaikiškais automobiliais, bet mes kalbame apie istoriją, tai yra istorinis automobilis, tai 180 arklių ant 900 kg svorio, tai yra labai geras derinys. Tai šiemet manau, kad bus atlikti testai ir lėksim trasą, testuosim. Lauksim, kol susitiksim trasoje. Būtinai. Nes į tą pačią klasę panašu, kad važiuosim. Tikrai taip. Tai labai smagu, kad apėjom visus čia esamus projektus, pasimsim pagaliau M-Džiuką su pilnai tvarkinga elektros sistema, nes prieš tai daug bėdų turėjom. Ir dabar jau yra tikrai vėlyvas penktadienis, aš čia trukdau tave tokį vakarą, bet reikia sėst, važiuoti tikrai nuplauti, nes visas murzinas ir pastatysim jį kol kas į garažą ir galėsim toliau pratęsti testus su juo ir neužilgo iš tikrųjų tas ir Monte Carlas ateis. Tai vat, smagu, kad projektas pajudėjo ir tikrai jau beveik pabaiga. Tai dabar sėdam ir lekiam namo. Ačiū, kad priėmei. Sveiki bičiuliai, jau turim po švenčių ir vėl grįžtam prie darbų. Šiandien ramų sekmadienį turim, tai apeisim, ką mes čia gero dabar turim ir kokie toliau mūsų planai. Tai paskutinį matėt, kaip apsilankėm pas elektriką, 14 voltą ir pasiėmėm M-Džiuką. Tai kaip matot, jis jau visas purvinas yra, nes čia per šventes turėjom laisvo laiko, tai gavosi jį patestuoti, pavažinėjom. Dar porą smulkmenų susitvarkėm, tai dar truputį liko prie jo, bet vis po truputį visas išsigaudom ir galime tikrai sakyti, kad beveik pabaiga ir jisai bus pilnai paruoštas dalyvauti Monte Carle. Tai vat šiandien turiu spalvotų pieštukų, tai eisiu varžtus visus žymėtis ir dar tokios kelios smulkmenos, kas liko, bet jas pasibaigsim ir galėsim tikrai jau su juo saugiai gazuoti. Tai šiandien tuo ir užsiimsiu, kol čia ramu tylu. Ir ką dar noriu parodyti, tai tenai kampe yra Alfa Romeo. Jos daug nefilmavau, kol jisai čia atvažiavo pas mus. Ir priežastis to buvo todėl, kad tai buvo slaptas projektas, tai buvo nupirkta kaip dovana broliui per Kalėdas. Tai kas matėte ant Facebook'e, Instagram'e tikrai pavyko, padovanojo tą mašiną. Jinai iš karto po padovanojimo grįžo pas mus, nes vis tiek ten dar darbų daug. Mes tik padarėm jį važiuojantį, kad važiavo ir galėjo jį padovanot, o dabar toliau prie jo tęsiam darbus, kad jau jį pilnai paruoštume ir galėtume atiduoti pilnai paruoštą naudojimą automobilį. Tai einam pasižiūrim, kaip čia seksis. Tai čia turim Alfa Romeo Spiderį. Jo, kaip minėjau, daug nefilmavau, nes čia buvo slaptas projektas, bet kadangi dabar jau jį Kalėdom padovanojo kaip dovaną, tai galiu daugiau apie jį papasakot. Tai jisai atkeliavo iš Amerikos, buvo smarkiai parūdijęs, tai jisai išvažiavo pas kebulistus, išsivyrino, susidažė, tuomet mes pakeitėm jam variklį, nes jo esamas jau tiesiog buvo visas surūdijęs ir supuvęs, nebuvo ten ant kojo surinkti. Tai įdėtas kitas variklis. Tuomet aptvarkėm saloną, surinkom šiaip po dažymo ten lempos, bumperiai, visi kitokie ir padarėm jį važiuojantį. Aišku, toli su juo važiuoti dar tikrai negalima buvo, jis tiesiog užsivedė, kažkiek važiavo, toks buvo jo tikslas. Tai dabar jau, kadangi jisai jau buvo padovanotas, grįžo atgal pas mus pabaigti pilnai. Tai jau porą dienų prie jų dirbam, tai pagrindai yra pakaba. Stabdžiai, pasikeitė guoliai, šarnyrai, vairatraukio angaliai, visi tokie einamieji darbai, kad galima būtų toliau šiuo automobiliu važinėti ir džiaugtis. Tai Mykolas prie jo dabar dirba, jau man sąrašiuką detalių padarė, ko reikės jam dar surasti ir užsakyti. Ir manau, kad per porą savaičių tikrai pabaigsim tokį gražų roasterį
ir vasarą su juo tikrai galės džiaugtis, važinėti su atidarytu stogu. Tai va toks bus greitas, raudonas, kaip visi žinom, greičiausias spalvos Alfa Romeo. Tai va tiek prie jo. Tai ką aš čia dabar darau, kadangi važiuosiu aš pats kaip mechanikas su šituo MG-ku būtent į Monte Carlo, noriu susižymėti visus varžtus, kad matyčiau, ar jie atsisuko ar ne, bet dabar šiandien tuo ramiai ir užsiimsiu. Plačiau tikrai norėčiau padaryti dar video, kaip mes pasiruošėm šių metų Monte Carlui, nes bus 2 automobiliai, tai šitas MG ir Saabas 96. Deja, dar Saabo neturiu, jisai dar kitur, tai turėtų atvažiuoti Saabas pas mus. Ir labai norėčiau plačiau padaryti video tik tais apie šitas 2 mašinas, kaip mes pasiruošėm, ką padarėm, ką reikėjo padaryti, kaip mes galvojam, kad reikėjo pasiruošti. Ir tikiuosi pavyks tą video padaryti, išleisim jį ir pažiūrėsim, kaip gausis ten toliau su to Monte Carlo. Tai šiam video tiek ir susimatysim kitam.